Šis mano kreipimasis į jūs reiškia, kad jau pažiūrėjote lygiai pusę laidos NKTV. Ir štai kas dar liko. Naršysime tinkle. Aš dainuosiu kompiuteriui bei kursiu didelio biudžeto filmą su savo atvaizdu. Na ir žaisime. Didysis šios laidos žaidimas Medal of Honor, kuris pagaliau išaugo iš Antrojo pasaulinio karo kelnaičių. Tai ką, rubrika tinkle ir naršome kartu internete. Tačiau prieš tai norėčiau Jums padėkoti už tai, kad labai aktyviai dalinate savo nuorodomis mūsų Facebooko profilyje. Tai galite daryti ir dabar, kada tik tai norite. Ir pirmasis puslapis, kurį noriu pristatyti Jums šį rytą, yra, ko gero, kad pagal pasiūlymų skaičių iš skirtingų žmonių, numeris 1. Pažiūrėkime, kas tai yra. Taigi, pirmasis puslapis – lietuviškas demotyvacija.lt. Jeigu dar jo nežinote, tai bent jau dabar sužinosite, kad ten yra demotyvaciniai bajeriukai, paveiksliukai ir visokia kitokia humoristinė velneva. Pavyzdžiui, katinas, prie kurio yra parašyta, kad geriausi dantis yra tie, kurie moka prikąsti liežuvį. Demotyvacija.lt. Ne 1 valandą sugaišite žiūrėdami bajeriukus. O šią svetainę dėkoju Mantui Žiliui, kuris sako, kad jeigu norite paklausyti muzikos internetu, tai čia yra puikia vieta. Žiūrime grooveshark.com. Iš karto ekrano vidury ieškome norimos grupės, tarkim, aš kadangi esu senas žmogus, tai parašysiu Groove Armada. Apa, metam ant Groove Armada ir visas turimas dainas. Sočiai, ar ne? Paklausom, pavyzdžiui, Superhito. Viskas groja, viskas veikia. Galite paspausti Radio, tuomet jums parinks, pagal jūsų pasirinkimą panašias dainas. Galite ieškoti kitų dainų ir mesti jas į grojaraštį puslapio apačioje. Puikios kokybės, nemokama muzika sklis iš jūsų kompiuterio. Mums Facebook'e parašė Arvidas Novikovas, kuris teigia, kad yra svetainė, kuri atpažins dainą iš niuniavimo. Tarkim, jūs išgirstate per radiją kažką, nežinote pavadinimo, nueinate į saitą, paniniuojate, o jis sako, bum, štai yra tai. Dabar aš nusižeminsiu prieš visą Lietuvą ir padainuosiu vienintelę dainą, kurią aš moku dainuoti, nes žinokit, mano vokalo duomenys apskritai yra lygus 0. Gerai, spaudžiu šioje vietoje ir dainuoju. Ra 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 ra. Ir kągi sako svetainė, pats pirmas rezultatas, prašau, pagal mano puikų dainavimą yra ši daina. Ne, dainavau aš ne ją. Trečiasis rezultatas yra tai, ko aš ir norėjau. Įsivaizduoju, puikus puslapis pabandyti vakarėlyje su draugais. Nepasigailėsit. Mūsų žiūrovas Andrius Ramanauskas, linkėjimai tau, Andriau, sako Facebook'e, kad žmonės ieško internete senosios animacijos. Taip, tiesa, jie jos ieško. Ir čia yra svetainė, kurioje vienoje vietoje galima pasižiūrėti nemažai senosios animacijos filmukų. Ta mes dabar ir pabandykime. Štai yra sąrašas. Ką žinau? Tebūnie, gaidys ir spalvos. Žodžiu, netuščia žodžiausių, senoji animacija vienoje vietoje. Smailas.net. Na ir svetainė, kurią mums pasiūlė tiek Saulius, tiek Deividas. Svetainė siūlo jums tapti galingo kino filmo herojų, pagrindinių veikėjų. Kaip tai padaryti? Paprastai. Demonstruoju. Visų pirma, jums reikės duoti svetainį savo nuotrauką. Štai, aš jungiu kompiuterio kamerą. Wow. Ir dabar įdedu save štai čia. Dar puslapis gamina filmą su manimi. Good evening. Tonight's top story, the world's greatest hero from Sweden. Is this true and why? Another train is leaving. Destination, Sweden. Hero, go!
But can this so-called hero really be the sole provider of independence? Well, that is amazing footage. Aš įsivaizduoju, kad smagiausia šio puslapio panaudojimo būdas yra, jeigu jūs iš kažkur gausite bičiulio nuotraukytę, įdėsite, pagaminsite tą filmuką ir be jokių problemų čia galite išsiųsti elektroniniu paštu filmą savo draugui. Ir noriu pasakyti, kad šios svetainės greičiausiai nebūtume išvydę, jeigu ją su mumis nepasidalintų Saulius ir Deividas. Taigi, keliaukite į Facebooką, susiraskite NKTV, junkitės prie mūsų be jokios abejonės ir dalinkitės savo įdomiais internete atrastais dalykais. Ačiū. Mes čia NKTV komandoje žaidėme, žaidžiame ir žaisime. Aišku, visą tai daryti reikia su protu ir gerai pagalvoti, kiek tam skirti laiko. Bet kuriuo atveju čia laidoje žaidimų rubrika, kaip visuomet, ją pradedame žaidimų naujienomis. Pastaruoju metu madinga kurti priešistorės. Tai neaplenkė ir naujosios kapoklės Devil May Cry dalies. Vienas pirmųjų dalykų, kuriuos pastebėjo fanai, yra tai, kad pasikeitė pagrindinis veikėjas Dante. Iš senojo protagonisto liko tik lytis ir firminis raudonas paltas. Toks pasikeitimas yra tikslingas, kuriai nori ne tik įkvėpti naujos gyvybės serijai. Fanų ginčais dėl veikėjo pasikeitimo tikimasi pakelti žaidimo populiarumą. Kaip tai pasiseks, pamatysime pasirodžius Devil May Cry. Medal of Honor yra viena žymiausių antrojo pasaulinio karo šaudyklių serijų. Neseniai, galbūt sekdama pagrindinio varžovo Call of Duty pėdomis, jį persikėlė į šiuos laikus. Žaidimas apie Amerikos specialiąsias pajėgas Afganistane sulaukė prieštaringų vertinimų. Tačiau jo kūrėjai atrodo patenkinti. Per 5 dienas nuo išleidimo buvo parduota 1,5 milijono geimo kopijų. Tai uždirbo $100 milijonų. Dabar belieka stebėti, kaip seksis lapkritį pasirodysiančiai Call of Duty Black Ops, kurioje pagrindinį vaidmenį irgi atliks specialiosios pajėgos. The Witcher yra puikus lenkų studijos CD Projekt žaidimas, kurio kitos dalies laukiame kitais metais. Nors The Witcher 2 Assassins of Kings dienos šviesą išvys kovą, ne visi gali gauti galimybę juo pasidžiaugti. Dabar kūrėjai tvirtina, kad antrosios dalies pasirodymas konsolėse yra tik galimybė. O jeigu tai ir įvyks, tai tikrai ne tuo pačiu metu, kai pasirodys versija skirta pisiukui. Kūrėjai teigia norintis labiau susikoncentruoti ties žaidimo kokybę, todėl nesiruošia blaškytis. Šokti į kovą tiesiai iš atmosferos gali tik išprotėję Section 8 kariai. Greitai galėsime vėl pasimėgauti jų nuotykiais. Kitų metų pradžioje žadama išleisti naują žaidimo dalį Section 8 Prejudice. O norėdami užsitikrinti populiarumą, kūrėjai Timegate paskelbė registraciją į beta versijos testavimą. Laimingiai galės išbandyti multiplayer režimą ir Games for Windows Live integraciją. Medal of Honor pirmą kartą debiutavo 99 metais PlayStation platformai. Tuomet šio palankiai sutikto žaidimo veiksmas vyko antrojo pasaulinio karo metais. Nuo to laiko pasirodo daugiau nei 10 Medal of Honor žaidimų, visų jų siužetas vyko tame pačiame kare. Galiausiai Electronic Arts nusprendė įnešti šviežio kraujo į seriją ir nukėlė veiksmą į Afganistaną. Čia Amerikos kariai grūmėsi su Talibano pajėgomis. Prieš pradedami pasakojimą apie šį produktą, pasakysime, kad taip išties naujasis žaidimas vadinasi lygiai taip pat kaip ir pirmoji jo dalis. Tad supainioti išties lengva. Kodėl EA nusprendė būtent taip, paslaptis ir mums. Žaidimo kampanija nukelia į akmenuotas ir kalnuotas Afganistano dykras, kuriuose vieną po kitos naikinate Talibano kovotojų grupės. Tai, kad žaidimas vyksta tik viename regione, vieniems atrodys kaip trūkumas, kadangi gali pritrūkti įvairovės. Mes tai vertiname teigiamai, nes koncentruodamėsi tik į Afganistaną, kūrėjai sugebėjo daug tiksliau perteikti tai, kas vyksta šioje karo nualintojo šalyje. Na, bent jau mes taip matome. Medal of Honor kampanija yra gana dinamiška. Vienose misijose turėsite tyliai patekti į priešo stovyklą, daug sėlinsite ir žudysite iš pasalų. Kitose įsivelsite į aršius susišaudimus. Trečiuose turėsite ginti savo pozicijas nuo priešų atakų. Be to, žaidimo taktika priklauso ir nuo to, už kurios karius žaidžiate. Visą tai tiesiog priklijuoja prie kompiuterio ekrano taip, kad atsitraukti gali paskatinti tik labai rimta priežastis. Tiesa, kampanija nėra be minusų. Vienas labiausiai mums užkliuvusių dalykų yra nematomos sienos, į kurias tarsi įrėminta žemėlapis. Tai yra, jeigu norite priešo stovyklą apeiti labai plačiu ir saugiu lanku, to padaryti tiesiog negalėsite.
Veiksmų laisvės apribojimas šiuo atveju sumažina ir taktinę žaidimo galimybės. Kitas neigiamas dalykas – kampanijos trukmė. Žaisdami normalių sunkumo lygių, ją įveiksite maždaug per 6 valandas. Patys puikiai suprantate, kad to yra paprasčiausiai mažai. Laimiai Medal of Honor siūlo puikų multiplayer režimą, kuris ir yra pagrindinis žaidimo privalumas. Žaisti internete vienu metu gali iš 24 žaidėjų sudarytos grupės. Čia rasite gausybę puikiai pažįstamų režimų. Nuo Deathmatch iki Sector Control, Objective Raid ar kitų. Multiplayer režime svarbiausia greiti refleksai ir puikus mūšio lauko pažinimas. Jei nesistengsite išlikti priedangoje, labai greitai būsite nukauti. Reikia pastebėti, kad kampanijos įveikimas yra nepakankama treniruotė prieš mūšius internete. Mačiai yra gerokai nuožmesni. Vertindami Medal of Honor vienareikšmio atsakymo neturime. Jei jį žadate išbandyti vien dėl kampanijos, pirkti žaidimo tikriausiai neverta. Kampanija yra paprasčiausiai per trumpa. Na, o jeigu mėgstate kaltis tinkle, tuomet šis EA kūrinys gali būti tai, ko ieškote. Visos NKTV komandos vardu ačiū, kad žiūrėjote šią laidą. Jeigu praleidote kažkurią ankstesnėje, visada galite pasižiūrėti YouTube mūsų kanale. Ir aišku, kviečiu diskutuoti ir pasisakyti įvairiais gyvenimo klausimais į mūsų Facebooko profilį. Puslapio adresą matote ekrano apačioje. Viskas tiek technologijų naujienų šiandien. Su jumis visą pusvalandį buvau aš Ernestas Janušas. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį, 11 ryto. Iki!